Oi, palauk dar čia. Vat ir viskas prie malūnų, kaip gelionė be ledų. Nesąmonė. Kiek, va. Nuo 11 atidaryta, o mes čia kaip tik Ojai, kaip bus gerai. Hehehehehe. Staliukai, leda. Nu va, važiuojam su piltu keliu. Tylu nėra, oi. Įdomiai kaip. O, koks vėjas. Čia aplinkui jūra, bet supiltas kelias. O, koks šoninis vėjas. Tik spėk laikyt. O, bom. Nu jau, čia daug akmenų visko čia. Geras, olė vėjas. Nu jau, išvažiavom čia, tai tikrai vėjuoja, kaip turi būt. Vos nusilaikyti eina. Vandenynai, po dešiniai, tamstos. Ir kelio darbai, šiek tiek tvarkosi. Nu kas, visą laiką važiuojam. Ir visą laiką pravažiuojam ir, ta prasme, nesustojam mes. Niekada nesustojam kur nors gražiausia vietose. Tai dabar sakom, reiks stot. Atvarėm čia prie jūros. Nežinau, kiek čia girdėsis to aušimo, bet žodžiu, čia akmenynai. Mes dar važiuosim ten, kažkur yra tie skardžiai. Bet dabar sustojom palei kelią. Yra jūra. Nu, žodžiu, mes čia varėm, ten tais pakraščiais atliekėm čia tuo pajūrio keliu. Ir šalia akmenynai tokį va, vanduo. Vėjo šiandien tai belenkai daužo. Kiek dumblių, šai žodžiu, smirdė. O jau dumblių, čia tikrai neišauksi, nenusimaudysi. Bet užtat akmenų, visko pilna. Nu ką, muselis. Žodžiu, sustojom apsidairyt. Dabar varysim į Panga Cliff, vadinamą tą skardžius apžiūrėti. Kažin čia mokama, nemokama, bet man atrodo gal ir nemokama. Nu gerai, tai bandom tada kažkur prisiparkuot. Čia kažkoks. Tai apsisukam ir tada prie to vokiečių su gražiu. Galim ir čia. Viskas, eisim pasivaikščiot. Atvykom prie tų klifų skardžių. Yra va gale nusipirkau visokių. Hotdogas 5 eurai. Ko žinia, paimsim. Įdomi. Na, aišku, daugokai biški 5 eurukai, hotdogai daugokai. Bet jau čia ateina švidras prie mūsų. Priekį belenkiek. Ateina. Nu, jeigu ten dabar gausim, tai gausim, nežinau. Bangos kyla, vėjas kyla. Kažkokiu da čia. Babajų, man atrodo, čia vėjas kyla, banga kyla, reikia nešti mintį biškį atgal. Turim įtarimą, kad galim prasileist paskui. Elų pulė. Čia kam paaukot dievam. Jaučiu, reiks taip ir padaryt. Paaukosim dievam. Paaukojom, kad vėjų šiek tiek išvengtume ir lietaus, bet jau dabar biškai gaunam. Einam į pavėsinę, pasislėpsim. Nu, palauksim 15 minučių ir tada varysim. Nes ten lyja, paskui ten lyja, o mum į tą pusę reikės varyti. Taip, laukiam.
Viadukas. Štai jau ir Kuriasari. Per kažkokią pelkę. Nu, atvykom iki Kuriasarės pilies. Bandysim užeiti į vidų. Čia nėra jinai didelė, bet išlikusios gynybiniai sienų. Šitą tokia per žemėlapį pažiūrėjus, tai visai gražiai atrodo, tokia kaip beveik žvaigždės forma. Tai dabar bandysime čia. Ten vieni bokšteliai, čia pakeliami tiltai, gynybiniai sienos ir dar, man atrodo, bokštas kažkur yra. Va ten dar bokštas. Tai va eisim galbūt dar vienas tiltas. Nu, pabandysim pažiūrėti. Pilies kiemelis. Taip gali aplink pasivaikščiau čia. Visą pilį apeit aplink gali. Nusileidom žemyn. Ten yra taverna, kur galėtum užsukti jaučiu. Gėrybių gautume, bet mes turim dabar 2 valandas ir reikės mums per tas 2 valandas susisukti į parduotuvę iki Švyturių. Jeigu pavyks ir paskui, aišku, atgal į kempingą. Nu tai bandom dabar į pilį eiti. Čia gali. Gavom žemėlapį. 1, 2 aukštas. Ką tik įėjom per čia. Nežinau, kas čia dabar galvojom, pas mus bus atsakingas už žemėlapį. Gal reikės ir man pasilikti su juo. Suvenyrų parduotuvė, čia tie stukai duoda. Kažką gal parsivešim. Einam į temporary laikiną ekspoziciją pasižiūrėti. Čia kažkoks. Čia buvo atrastas kažkoks. Nežinau, slaptas tuneliuks koks čia kažkada buvo. Dabar primesta tiesiog kapeikų monetų. Neaišku. Nu, lipam. Varom. Pagrindiniai laiptai čia. Lipam. Nežinau, kur čia įdomybės pily prasideda. What the hell? Sovietizmas. Nežinau, čia pilį apsimoka tokį dalyką daryti. Nu, užeini ir pilį matai va. Sovietiniai laikai. Nu, kažkaip nelabai man. Nepatinka. Nu, tarkim, ekspozicija neturėjau kur parodyti, tai parodė pilį. Čia va, rusų kareivukas. Ten buvo vokiečių kareivukas. O tas va. Nu, ko čia tik tai nėra toj pily. Ir tokių, ir muškietų, senesnių, naujesnių šautuvų. Žodžiu, ką turėjo, tą sakyšu čia. Visa paroda, vien tik tais apie viską, nuo pat pradžių. Na, aišku, čia galima sakyti, kad nėra didesnių miestų, tai čia tam didžiausiam ir viskas sudėjo. Traukos objektas pilis. Nu, būna ir tokių ekspozicijų pily. Nu. Na jau. Šitos nesiderina visai. Varom į bokštą. Aišku, lyja, bet matysim kaip. Nu, buvom užlipę, ten apėjom viską. Kol kas lietus anam šone ir tenais, man atrodo, nežinau, gal pro mus praeis. Dar čia vat yra lauke. Kiek muselių. Iškart po lietaus kiek muselių. Ar matos, nežinau. Čia prie tų visų patrankų. Tai dabar lenda. Tai varom į Maksimą dabar ir paskui varom į kempingą. O iš ten matysim, pagal lietų rodo dabar mūsų sorvę Švyturį. Tai labai daug lyja tenais, tai nežinau, ar šiandien aplankysim, ar rytoj iš ryto atidėsim. Tai dabar bandom judėti iki parduotuvės ir iki kempingo. Iki kempingo čia netoli, mums galvojom 20 km 15. Tai va, judam.
Tai va, tai žodžiu, verdamės sriubytais, atvažiavom į kempingą netoli to viso švyturio. Bet mes nedavažiavom, kadangi biškį lietaus buvo, tai nusprendėm, kad rytoj iš ryto startuos. Tai dabar verdamės kempingę sriubytę ir valgysim sriubytę, šiltai, nes biškį gavom lietaus, tai bus labai malonu. Tai va. Nu, Tai. čia gaminam čia tokių Dešrelių, frikadėlių sriubytė, dar ne viskas, paskui ten dėsis dar ir duonytė yra, dar čia mes turim ir sūriukų, turim viskų mes turim, dar ir makaronai dėsim. Bus pietus vakarienė, atsiprašau, auksinį. Auksinį. Jam. Bet dabar mes sugalvojom, kai sako prasigiedrijo, o reikia nueiti iki jūros, bet iki jūros bus dabar nuotykis nueiti, nes reikės eiti per mišką, ten keliukų nematyti. Tai žodžiu, ką mes nelietuviai, nueisim prie jūros. Nu ką, Ondinas nuėjęs tikrina vandenį, bet sakė labai daug medūzų. Dabar galvoju, kur tos medūzos, kažkur dar vieną krantę mačiau. Ai, va čia va. Nežinau, va čia va, keturlapis dobelėlis. Dar čia ant kranto va tokia va. Up. Želatina. Dar čia susitraukus. Ir ten sakė labai daug jų. Jau jis eina kojas keldamas. Tai tikriausiai, kad nesimaudys. Nu, labas rytas. Tai ką, punduojamės. Trečia diena prasideda, važiuosim dabar iki Švyturio ir šiandien tikslas pasiekti Taliną. Išmiegojom labai gerai, čia va, kaip sakiau, turėjom tą viešbutį, tai tą viršų, aišku, čia po apačią virtuvikį, viskas, nu, bet labai gerai gavosi viskas. Sumokėjom 60 eurų už didžiulį kambarį, tai neteikė daug. Jis sako, praeitam kempingė sumokėjom 30 eurų. Tai grubiai čia dvigubai brangiau, bet gavom savo lovas, nereikėjo nei palapinių statyti nieko, savo rūpintis. Atvažiavai, pavalgiai, permiegojai ir va. Tai dabar žodžiu susipakuojam, kas dar liko mūsų vakarienių. Pasitepam grandinės ir važiuojam iki Švyturio. Ir šiandien tikslas, kaip sako, pasivažinėti dar biškį po salą ir varyti į sostinę. Tai va, bandom. Užsukom į tokį akmenyną, čia pristatyta visokių, visokių pilna bokštelių, nes visi akmenys šitoj pakrantėje yra visi plaukšti, imk ir statyk. Tai pagalvojau, ką jaučiu ir mes kažką pastatysim panašaus. Nežinau, mikrofonas biškį grybauja, tai dabar gali būti biškį vėjuota. Rasim ir išskirtinių čia. Meniškas, žiūrėk koksai. Menukas. O ką rado didelį luitą? Padarė, žiūrėk, stovi. Dar vienas. Dar vienas. Na jo, čia irgi įdomu. Ant akmens. Jo. Mes irgi pastatėm ir pastatėm. Va mūsų grožis. Su juodu akmenėliu viršuj.
Tai va, gražus čia tiek menynai. Čia visur dar irgi pristatyta. Nu, fainai. Paliksim ir mes prisiminimui va šitą daiktą. Tegul gyvena. Nu, atvykom prie Švyturio. Ten va Švyturys. Žodžiu, visa sala tai čia va yra. Tai mes dabar esam pačiam galiukiai salos. Čia važiavom, čia dar buvom šičia, tai važiavom čia, paskui grįšim per čia atgal iki Talino varysim ten, žodžiu, per keltas, tai patyrinėsim šitą salą. Tai dabar einam gal eisi lipti į bokštą, tiksliau Švyturį. Nusipirksim magnetukų, mėginam žiūrėti, buvo labai geras oras dabar šiandien. Čia eisim į vidų nusipirkti bilietą. Na, aišku, vėjuoja, bet gerai, bandysim galbūt įsiroglyti į šitą va. Įlipti į šitą Švyturį. Ką, esam čia pačioje aplinkui vien tik tais jūra. Įėjom į Švyturį. Ten dar visokių indikatorių, bet tai čia dabar reikės. O, vaikinai, aukštai lipt. Aš biškį bijau, bet daug laiptelių. Jo, nu bandysim į viršų užlipt. Vis dėlto 7 eurukai reikia išnaudoti. Staptelėjau, čia yra suoliukai. Staptelėjau pakeliui pažiūrėti, kaip čia atrodo, bet dar ne viršui. Dar tiek liko maždaug. Aukštai čia. Dar ne visai užlipau, bet jau netoli. O čia iškyšulys. Žodžiu, visur tenais jūra. Žengiam po žingsnį. Viena pusė persidavės, baisiai. Aha. Nu ką, Švyturį pačiam jau. Nu jo. Didelis vėjas labai. Ten toli, dabar bandysiu, nežinau, kamera pritrauks, nepritrauks. Va ten toli turėtų būti Kolkos ragas. Ten toli. Bet jis matosi iš čia. Tai žodžiu, iš šitos vietos matosi Latvija. Neblogai. Nu, apibendrinimui dabar. Švyturys patiko, pasifilmavom, viskas tvarkoj. O, šiandien vėjuota, bet labai geras oras, tai beliko dabar iki kelto nuvaryt, persikelt ir varom į Taliną. Ir dabar jaučiu, niekur nestosim, taip tiesiai į Taliną nušniuojam. Tai vertas dėmesio, oi kaip vėjas daug. Vertas dėmesio labai statinys. Dabar prie muziejaus Taline eisim bilietų ieškot ir suradę bilietus žiūrėsim kaip čia viskas. Nu ką, mes atėjom dabar į muziejų, užsukom, tai čia dabar visokių žuvų, žuvyčių, eisim pažiūrėti ir laivų. Šiaip daug užsieniečių visko, nežinau kaip bus su parkingu, bet gerai, einam dabar kol kas pasižiūrėsim į antrą aukštą visą ekspoziciją. Nu va, ir muziejus stovi, eisim į muziejų, bandysim eit pažiūrėti. Patrankų, povandeninis laivas, dar visokių velnių. Eisim patikrinsim, kaip ten viskas atrodo. Tai va, čia yra povandeninis estų laivas. Dar įlysim į vidų, pažiūrėsim. Šiaip didelis, tikrai gražus didelis laivas. Nu, bandysim dabar eiti į Lembit laivą. Ten galima, o ten, kur žmogus išlipo, mes irgi lipsim. O dabar jau esu ant denio. Karinio Lembit laivo.
Nu, bandom dabar lipti į laivą. Ai. Hop, hop, hop. Ai. Štai į povandeninį laivą užlipam. Na, čia mes ką tik įlipom, čia nusileidom. Čia paskui dar visi kiti yra deniai. Galais per kitur užlipti. Ai, mes čia galim praeit. Per visus denius. Jo, lovotys. Nu, čia 15. Hop. O, čia jau viskas, jau žurnalas. Nu, čia gerai gyvent visai, čia patogiai jau, kajutė. Kiek metų gana nuėjai. Čia elektrinis variklis, kai būdavo po vandenį juos naudodavo. Tai šito varikliu plaukdavo, kai būdavo jie iškėlė į paviršių, o elektriniais, kai būdavo panėrę. Nu, buvo du tokie laivai, vienas kažkur dingo per karą, turbūt nuskandino, o šitas išlikęs dabar. O, jūreiviam valgyt. Niam, kiaušinieniais daug išeitų. Nu, apibendrinus, tai labai įspūdį paliko. Labai geras laivas. Čia dar eisim, apžiūrėsim. Dar čia biškutį, čia aplinkui visokių. Visko dar yra, dar tikrai eisim, pasižiūrėsim. Bet čia užlipsim. Šiaip labai įspūdingas laivas, gerai padarytas. Įdomu, 16 vyrų buvo jame ir ten gyveno ir, kai sako, kelis laivus nuskandino. Nu, sugebėjo estai. Laivas iš apačios, ten torpedos, čia minus. O, išėjom iš muziejaus, dabar eisim pažiūrėti. O, vėjuoja šiandien, visą dieną vėjas buvo įdomiai su mocu varyti. Oje. Tai eisim dabar, o ten pažiūrėti į tą ledlaužį laivą. Dar ten yra karinis laivas, į kurį irgi įleidžia. Tai čia yra uostas. Tai dabar eisim pasižiūrėti, kaip čia dar priklauso mums prie to muziejaus. Labai geras muziejus, prie bilietų priklauso. O, ten dar kruizinis laivas matyti. Nu, žodžiu, einam toliau pasidaryti. Kokie laivai gražus. Ja, tame tai ten jis, tas ledlaužis, tai net dabar siūbuoja, kadangi vėjas didelis bangos, aš dabar čia už laivo pasislėpiau. Tai didelis bangos, tai bus įdomu, tai jame ten šiuk, matau kaip stipriai siūbuoja. Nu, bandysim užlipti čia. Neblogas tas laivas, supasi, žiūrėsim. Ten dar toli kruiziniai didžiuliai laivai. Opa, nu, juda, vos nejudėsi. O, nusileido šitą laivą žemyn, tai mes dabar čia galim apeiti į priekį, čia visokios galim pasivaikščioti po vidų. Nu, įdomiai čia. O, čia tai jau įėjom į variklinę, kur čia būdavo anglis, kraudavo turbūt apačioj. O čia visas garas varydavo, o per viršų gal pakraudavo. Eisim apžiūrėti. Čia įeini į tą variklių skyrių, tai čia dar tepalai smirdi. Beveik 5000 arklių. Nu ką, jo, čia būdavo boileriai. Užkraudavo. O, jau šiupėliuoja anglis. Jau pilna kibirą anglių prisikrovė, vaikis, dabar ką? Aha, tiesiai į pečių. Sumetai. Tai atidaryk petį. Aha, pakūrėm važiuojam. Mačiau, virtuvė. Irgi va, krosnys, muštinius darydavo. Gerai. Nu, dar vienas laivas. O, kabinoj. Nu, čia amerikiečių laivas. Buvo atiduotas Estijai, į muziejų. Buvo Aliaskai, ledos laužė dar šiek tiek. Bet karinis suportas, pagalbinis laivas. Dar gervę turi. Ai, čia tais laivais dažniausiai visi labai panašus, bet
pasivaikščiosim čia po tuos laivus, laivynus. Nu va, čia ta gervė tokia pagalbinė šito laivo, šiaip supa. Laivo šitą supa, kadangi vėjas didelis, tai dabar siubuoja. Tai žodžiu, su šita gervė dar jie čia visai pat į šoną, jeigu ką laiviuką įsikeldavo, ar kažkokį tai krovinį kokį reikėdavo. Viską darydavo dar su šita gervė. Va. Žodžiu, įdomus karinis laivas, bet amerikiečių šitas.